Sveiki bičiuliai, dar vienas video ir šis video bus turbūt, kad apie paskutinės ledo lenktynės šį sezoną, kadangi žiema traukėsi, oras šyla, ledas sniegas tirpsta, todėl paskutinės lenktynės mūsų nusimato Dusetose, į kurias važiuosim jau rytoj. Apie lenktynės papasakosiu, kas ir kaip ten bus pakeliui, bet šiandien iš vakaro atvykau pas mūsų ir UAB Euresa Toyota centro Panevėžyje bendro projekto partnerius ProBro Express plovyklą, kadangi ProBro panevėžiečiams turi ypatingą pasiūlymą. Manęs labai dažnai klausėt, gal turi kokį nuolaidos kodą, gal žinai kokią akciją gerą. Tai žinokit, žinau akciją, kuri vadinasi Švaradienis ir kuri tęsis nuo dabar iki balandžio 6 dienos. Tai plačiau apie akciją papasakosiu tol, kol mes važiuosim per tunelinę plovyklą, per tas 96 sekundės pabandysiu suspėti jums papasakot, kaip veikia šią akciją. Nu ką, važiuojam į tuneliuką ir nusiplausim mašinėlę, kad būtų švari, nes žiema toks momentas, kad, kaip sakoma, ilgai švarios mašinas neišlaikysi, bet vien dėl druskų poveikio kėbului reikia plauti automobilį, kad kad druskelė nesugadintų tų kėbuliukų. Tai va, žodžiu, apie ką šita akcija Švaradienis. Žodžiu, akcija yra tokia, kad jūs pirmadienį ir šeštadienį plaudami automobilį čia ProBro Express plovykloje Panevėžyje maxi plovimu, tą galite padaryti už 5,95 €. Ir būtent kasoje šita akcija vyksta perkant plovimą, ne per Smart API programėlę, bet kasoje. Tai kasoje perkant plovimą pirmadienį ir šeštadienį maxi plovimą jūs gaunate dar tokį papildomą kuponą, vadinamą voucheriuką. Kuponas galioja bet kurią kitą dieną, irgi plaunant automobilį su maxi programa. Tai žodžiu, vieną kartą nusiplaunat už 5,95 pagal akciją, gaunat kasoj kuponiuką, kitą kartą atvažiavę plautis, tą kuponiuką panaudojat bet kurią kitą dieną, jau nebebūtinai pirmadienį arba šeštadienį. Tai va, ir plovimas jums kainuos tik 5 € su to kuponu. Ir jeigu vėl norit antrą kartą tą kuponą gauti, lygiai taip pat vėl tada pirmadienį arba šeštadienį važiuojat į ProBro Express plovyklą, irgi atsiskaitot kasoje už maxi plovimą už 5,95 ir vėl tada gaunat naują kuponiuką už 5 €, su kuriuo lygiai taip pat vėl galit važiuoti tada bet kurią kitą dieną savaitės ir plauti savo automobilį. Tai va, vos suspėjau papasakot, įsivaizduojat? Dar sustokim, išsisirpsim kilimėlius, nes irgi prisimena pakankamai greitai, čia tų druskų prisineša, tai ojoj, mašinas priežiūra žiemą, tai ypatingo reikalauja dėmesio, nes tikrai čia tie sniegai, ledai ir druskos, nėra vairuotojas svajonė. Tai va, parkuokimės prie siurblių, išsisirpsim dar kilimėlius. Ir dar vieną dalyką, žinot, kokį pasakysiu. Atsimenat, kiek kartų sakiau, kad užmiršti nusiimti tą maišiuką nuo valytuvo galinio. Tai stebėkit, nebėra valytuvų maišiukų, ProBro nusprendė nebedėt. Taigi, aišku, jeigu stojat po plovimo dar išsisirpti kilimėlius, tai nesudėtinga tą maišiuką išsimti, nuo galinio valytuvo nusimti, bet jeigu nestojat čia prie kilimų valymo, tai ir varinėja tos mašinos pamiestas tais maišiukais. Tai va, tai ProBro Express nusprendė, kad tų maišiukų atsisakyti ir viskas. Nebėra žmonių, kurie priiminėja automobilius į tunelį ir to pačiu uždeda maišiukus. Tai va, tai viskas dar labiau automatizuotai, dar labiau ekologiškai. Tai va, mūsų Toyotėlė blizga, pažiūrėkit, nei vienos druskelės, švari, graži. Žodžiu, viskas labai super. Nes jau per tą žiemą, tai ojoj, nespėdavo šios plauti, tik nuplauni ir vėl visi šonai druskuoti. Aišku, ir dabar neišlaikysim iki galo gražios, nes jos ilgai, bet rytoj į Dusetą startuosim jau šiek tiek švaresni, negu buvom šiandien, negu buvom vakar. Tai keliamės rytdieną ir jau rytoj ryte papasakosiu, kaip ir kas tuose Dusetose vyks. Nu ką, labas rytas, bičiuliai, štai ir išaušo treko varžybų rytas. Mes su savo ištikimąją Toyota Corolla Cross iš UAB Euresa kylam į maždaug 2 valandų kelią ir pakeliui papasakosiu, tai koks trekas ten nusimato Dusetose. Varom. Važiuojam pamažu. Tai žodžiu, esmė tokia, kad treką organizuoja Zarasų automobilių sporto klubas Akseleratorius
su Arvydu Petkevičium prieš akį. Ir jie 10 metų organizavo trekus Zaraso saloj. Hipodrome, tam vadinamėm tokiam irgi ovalo formos trasoj. Ir ten tie trekai būdavo tokie legendiniai, kultiniai trekai, senų vaizdo įrašų paktaisių, jūs galim ten atrasti ir Ramūno Čapkausko su Giedrium Notkum, su Evolutionais dvikova. Žodžiu, tikrai labai smagus trekai būdavo ten sudalyvauti, man pačiam kai vairuotojai neteko, esu sykį buvęs kaip žiūrovas. Na ir tuomet stojo 7 metų pertrauka, žiemos neleido, sakykime, labiau organizuoti va tokių renginių. Ir dabar po 7 metų pertraukos persikėlė iš Zaraso salos, nes ten šiokia tokia rekonstrukcija, to hipodromo įvykus, gal ten nelabai ir lenktyniauti galima, nes asfaltas, man atrodo, vienoje vietoje po apačią gal, bet čia gal pačio Arvydo paklausim, kokias priežastis persikėlimo. Tai dabar po 7 metų tylos ir neorganizavimo treko, akceleratorius organizuoja treką irgi legendiniai vietoj. Tai yra Dusetų hipodromas ant Sartų ežero kranto, ten, kur vyksta žirgų lenktynės. Tai vat šį kartą lenktyniaus ne žirgai, o lenktyniaus automobiliai. Dalyvių sąraše turim 75 sportininkus, suskirstytus į 10 klasių. Klasių yra išties daug, 10 klasių, kam tiek reikia, tai pagal papildomus nuostatus tai yra padangos, paprasti automobiliai gatviniai su paprastom padangom, tada paprasti automobiliai gatviniai su sportiniam padangom ir sportiniai automobiliai su sportiniam padangom. Nu ir dar Open klasės plakykla ten, kur kas nori, su kuo nori, apie ką nori. Tai va 10 kategorijų. Ar atlaikys ledas, sniegas, ko gero ne, nes gaila, bet žiema išėjo iš mūsų per anksti maždaug kokiom 3 dienom. Nes vakar buvo pliusas, šiandien pliusas, naktį buvo pliusas, Dusetose panašu, kad irgi gal naktį buvo minusas, bet dieną apie pliusą sukasi viskas, tai faktas, kad tas sniegas bus patežęs, ledas patežęs ir jeigu net paprasta padanga be dyglių, tokiu atveju jau šiek tiek ardo dangą, tai roketai ten turėtų dakalt tą sniegą ir ledą visiškai per dieną. Nu, o ką veiksiu aš tam treke, tai mano misija šiandien bus su mikrofonu komentuoti varžybas. Šiemet jau esu tą daręs pas Paulių Mikelaitį Šakiuose, pas Tadą Viliušį Tautuose, tai kažkokio naujo dalyko man tam formate nebus. Tikiuosi, kad rezultatų protokolai greitai kris, kad būtų galima kalbėti realių laiku apie įvykius, o ne pasakoti tą, kas buvo kažkada prieš tai, tai matysim pagal situaciją. Tai va, bet organizatorius nusprendė pasikviesti mane čia, tai pakilau anksčiau, kad po 8 jau šiek tiek būčiau trasai, tai panašu, kad turėčiau spėti laiku. Tai kaip sakoma, kadangi jau važiuojame Dusetas prie Sartų ežerą, tai un Sartų lekia rogės ratu. Un Sartų. Trauksma dainų kartu. Nors darytas sunkstus, netingėk, kelkis tu, paskubėk, susiruošk ir greičiau. Un Sartų, lakia rogės ratu. Un Sartų, trauksma dainų kartu. Un Sartų, lakia rogės ratu. Un Sartų, trauksma dainų kartu. Atvažiavom tiesiai į Kupiškio policijos reidą.
rytinis blaivumo patikrinimas, bekontaktis alkotesteris nesusidomėjo mano įpūstų orų, parodė žalią varnelę, taip kad keliaujam toliau. Tai pareigūnas dar paklausė, sako, čia gal kur ralis koks vyksta, ar kažkas tai, kad labai daug mašinų ant priekabų važiuoja į tą pusę. Sakau, taip, šiek tiek toliau, unsartų, bet vyksta. Ne ralis, o trekas. Tai va, palinkėjom vieni kitiem geros dienos ir mes varam toliau. Nu, artėjom prie Dusetų, vietiniai žvyrkeliais pradėjom važiuoti ir jūs pažiūrėkit. Žvyrkeliai apledėję, apšalę, aišku, kieme kaip ir pliusą rodo, bet kol kas baisiai didelių požymių nėra, kad čia būtų terla, maklynė ir taip toliau, paspaudu ir ABS-as čiuožia. Čia kokie vaizdai gražus, pažiūrėkit. Aikt, kokie žvyrkeliai, kokie laukai. O lietuviška žemužė. Tai va, mums liko kokį 10 km pagal navigaciją ir būsim vietai. Nu ką, kaip ir atvykom, renkas jau dalyviai ir ten tolumo yra tas didysis hipodromas. Wow, jeigu aš pripratęs hipodromus buvau tos tokius matyt, nu, mažučius, kaip stadionai mokyklos. Tai čia yra kosmiškas, tikras, geras, didelis hipodromas. Ir net kelias galuose hipodromo turi tą tokį posvirį kampą, kai viražas yra posūkyje, kai tu nevažiuoji visiškai vienodų paviršium, o jis yra šiek tiek kampų pasvyręs, tai tą automobilį gali skersas čia statyti. Ui. Ir čia greičia kiek, aš nežinau, ten tiesioji, kiek čia tų metrų, 500 gal. Wow. Tai va, tai dabar įvažiuosim į dalyvių parką, ieškosim savo komentavimo zonas ir matysim, kur mums čia reikia įsikurti. Bet šiaip, tai čia kiek greičia bus, tai čia kosmosas. Ir dar koks įdomus dalykas, pakeliui važiuojant krita temperatūra iki 1 laipsnio šilumos tik tai. Ir panašu, kad turim treko bent jau zonoj puikią dangą. Ta prasme, ledas, sniegas, sluoksnis yra. Ir keliukai tokie patraukti, lyg tai šalčio po nakties, tai blemba, gal bus visai gerai. Nu ir iškart sutikom varžybų organizatorių. Arvydą, labas, Arvydėlį. Sveiki. Nu, pasakok, tai kaip čia ta žiema pas jūs laikosi, pas mus tai niekur nebesilaika. Dar laikosi, nu, toks regionas, dar biškį turim tos žiemos, aišku, vienos dienos Aš trūko. Atvariau dabar ir prisiminiau, kad aš čia buvęs 12 klasiai žiemą, tai yra čia 29 metai. O gal dar toliau? Ne, 29 man atrodo, kad jo. Tai žinok, bliamba, nu čia palyginus kitais hipodromais, kurie atrodo kaip mokyklos stadionai, tai čia yra bomba. Nuolydžiai tie viražai posūkėse. Tai va, tai toks biškį čia kitoks, jau kitokios varžybos ir kitokio lygio viskas čia. Tai... Dėl ko Zaraso saloj? Ten renovuoja, dar kol surenovuos iki galo tą visą žiedą ten kitą pusę, gal bandysim ir ten ir čia. O ta pertrauka dėl to ir atsitiko dėl renovacijos? Jo, ten buvo renovacijos visokios ir taip toliau. Šiemet lyg tai žada sutvarkyti. Kaip dalyvių skaičius? Gal virš 70, aš jau paskutiniam dienom ir nežiūrėjau, komanda dirbo su dalyviais, aš jau labai nežiūrėjau, gal virš 70 kažkur. Supratau, kaip bendrai viskas pavyko pasiruošti? Nu, kaip visada, studentų vienos dienos ir taip toliau, žinai. Bet nieko, vakare vėlai baigiam, šiandien anksti 5 pradėjom. Supratau, nu ką, bus įdomu. Labas rytas. O ralio pašlemėkas? Kaip tu, ką gera? Gerai, dirbam. O, žiūrėk, kepurė, kartais ne Simaškas? Simaškas. Nuo praeito vinterą. Ką veiksim? Fotkins, su Vilium dirbsim. Televyką pasiėmė, nes toli reiks fotkinti? Pasiėmiau. Kai sakė, kokiais 2000-aisiais, dar anksčiau būdavo vidinį trasoji gazonas, važiuodavo ir medija kūzavė sėdėdavo ir filmuodavo, fotkindavo, tai galvojam, o šį irgi ką nors. Yra matai, o dedam roketus ir gazonus. Variantas? Neatsilaikysim prieš tas bombus turbūt. Matai, nėra kaip išlys, būtų kabrikas. Ne, nu tai galim kūzavą atidaryti. Ne, nu galim atidaryti bagažinę. Žodžiu, linksmai mes čia pradėjom su Aurelijum, Eligijum. Ne, šį kartą gerai. Eligijus. Norėjom Antvydas išimti.
Aš gal būsiu vėl Elijus. Ne, šį kartą normaliai. Supratau. Nu ką, tai žodžiu, pasikalbėjom su organizatorium, tai dabar einam, apsižiūrėsim, kaip atrodo čia viskas iš tų gal tribūnų. Jo, kolonėlę stato, galėsi. Ir va, jau mano mikrofonavimo įranga jau pamažu Gal atsiranda. netgi jeigu trauks, galėsi iš bokštelio komentuoti. Kaip tikras komentatorius. Vaizdas atsiveria ten. Taip. Bliamba, kažkad buvau, kai žiūrovas dabar bus disėtos, kai komentatorius. Nu. Tai gal dar nebuvo šito. Gal ir tribūnos nebuvo. Ką aš tai mažas buvau 12 klasė, ką aš tai atsimenu, mažas buvau. Turim ir mūsų bičiulį Arną, atvarė į treką, einam pakalbėti su Arnu. Labas, Arna. Sveikas. Nu, tai kaip sugalvoji tą trekiuką čia išlys? Nežinau, įsitaisiau BM neseniai, tai sakau, su BM bandysiu sulėkti. Su BM? Jo. Kodėl BM? Nu, savo nebeturiu, tai sakau, kitko kažko pabandyti. Supratau, bet į trekų šiemet dar nebuvai kažkur išlindęs? Buvau biški išlindęs ant Kupišky pas Laužiką, daugiau biški dar Kuršėnuose buvau, bet netrekas ten buvo šiaip važiavimas. Supratau. Pasibandyti. Tai. Bet su RVD su galu nevažiavęs labai? Nevažiavęs iš vis, net jaunystėje nevažiavęs, tai sakau, pirmi bandymai. Tai Tai Roketa ir Kendas? Kendas. Su Kendu. Jo, jo. Nu, kaip iš viršaus trasa? Nu, čia tokia greitų minė, posūkio nieko nėra, tai įdomu, kaip su Roketais Hebra lėks ten. Oi, ant 1000. Jo, ant 1000, čia su paprastom, tai aišku, bet su Roketais tai įdomu pažiūrėti. Nu, užeikim į šitą budelę. Į varžybų valdymo centrą. Oi, kiek čia žmogaus, labą dieną. Vyksta registracija. Numeriukai. Galvoju, viens bus, ne viens. Žiūrėkit, čia žmogaus, labą dieną. Einam sekant kabinetą. Pažiūrėkit, koks čia vaizdėlis, koks čia ledas. Koks čia ledas. Ir kaip gerai viskas matas iš tos būdos. Bliam, tikras varžybų valdymo centras. Čia net foto finišą galim bus padaryti. Dariuksiu instruktuoja žmonės. Nu, bus įdomu. Čia startas bus, kaip suprantu, nes šviesoforas ten įrengtas. Ir finišas čia įrengtas. Bet ledo, blizgumas. Ai. Tu pasižiūrėk. Nu, geras. Ar vidėlis, su kuškė, kaip tik važiuoja, galim pažiūrėti, kaip slidu. Fiziškas plikledis. Tai čia Roketauskai kaip važiuos. Vietam 100, vietam 2. Va, žiūrėk, ką radau, kortelę savo radau. Varžybų komentatorius Tomas Markelevičius. Tai galim pasimti. Nu, Dariuk, paštekam. Labas, Dariukai. Metų medijas. 2 metus iš 2 metus, ačiū labai. Trečią kartą bandysi? Aišku, bandysim. Trekai iš vis turbūt mano prigimtis yra iš ten kilęs aš esu. Klausyk, bet tokios kaip atskiros disciplinos laisvė nėra. Aš vat, žinau, galvoju. Supranti, atsiprašau. Dabar žinai, ką galvoju. Ai, mesgi esam net kalbėję. Aš jaučiu, žinai, dabar šią žiemą daugiau to sportų užsiėmė nei vasarą čempionato metu. Belenkiek, ta prasme. Visur varžybos, ant varžybų, trek. Roketam tai čia atskira rinka buvo, atskiras rinkos segmentas. Ne? Tai aš manau, kad, blema, tai, žinai, gal nedaryti, žinai, čempionato treką, bet trekų taurę padaryti. Nes, nu, žiūrėk, dabar trekai vyko nuolatos Kėdainiuose, Ukmergėj, Šakiuose, Pakruoja nepavyko. Vyko trasoj. Tokių pastovių organizatorių, žinai. Ir čia padaryti baigiamąjį akcentą tokį. Nu, čia tai... Jo, čia, žinai, vakar biškai kitai buvo, čia dabar nesimatys gal tau. Aišku, gal ir matysis per kamerą. Vakar, kai atvažiavau, tai dar sniegas buvo padengtas. Nu, toksai, žinai, toks... Ir dar svaršiu, kuriuos čia pirmosius leis, nes leisi su gumom, tai čia jie nupoliruos. Taip. Leisi Roketus, tai jie pašiauš, bet neturės sukibimo dar kas sniegą. Aptirdė vakare dar biškį saulė. Buvo +1, bet, žinai, labiau nuo saulės tirpo. Ir važiuok, kaip grynas ledas susidarė. Važiuok blizgą. Aš ten akumą nešiau iš šviesoforą, galvojau, nugriūsi ar ne. Tai va, tai, atsakant į klausimą, tai ne, nu kur tu. Trekai mano iš vis prigimtis turbūt buvo. Aš nuo trekų ir pradėjau nuo šitų mažiausių. Raliuose tik po to. Tai va, eiktų faina trek. Žinai, čia, kai ralis yra, kaip čia pasakyti, jis nėra toks intensyvus, žinai.
Nu, nes visi startuojame. Nu, tai keli greičio ruožai, sėdi ir... Intervališkumas. Jo, čia, žinai, va, kad ir dabar, va, grupės, takeliai, kas papuola į finalą, tai nuolatinis toks veiksmas, tai žiūri, fainai. Tai labai įdomi specifika, tai eliminacijas, tokios patenki, nepatenki, važiuoji. Tai, žinai, aš, va, pavyzdžiui, tu gali parodyti, nu, bet, žinai, iš esmės, tai, nu, tarkim, va. Tos lentelės, panašiai dar šakiai. Jo, takeliai, startiniai numeriai, žinai, pavyzdžiui, 29 startavo iš pirmo takelio, tada jisai papuola į ketvirtą takelį, tada papuola į trečią takelį, kad, žinai, svarbiausia, kai dalyviai startuoja, kad nebūtų, žinai, po to papuoliau į mirtininkų grupę, papuoliau į geriausius takelius, tai va, visiems bus... Visur pavažiuos. Jo, visi skartuos, nu ne visi, nes nesigauna, netokie skaičiai, bet skartuos ir su skirtingais dalyviais, ir startuos iš skirtingų takelių. Nu, tai bus mažiausiai 2 takeliai, nes yra, pavyzdžiui, klasiai 7 dalyviai. Tai bus, pavyzdžiui, kurie startuos ir 4, ir 3, ir, pavyzdžiui, yra kelios klasės, kur startuos po 5, nu, nes 5 dalyviai. Tai, nu, negali daryti, pavyzdžiui, kad startuotų 3 ir 2, nes kai taškų sistemam pirmą vietą 1 tašką, pavyzdžiui, 5.5, ir tada toks, jo, toks, tai jau geriau leisti 5, nes, nu, trasa leidžia, pavyzdžiui, čia yra 18 metrų, įsivaizduok, ant posūkio yra po 20 metrų, nesimato, tai čia 5 laisvai telpa, nes ir konkurencija, nu, ir sportiškumas išlaikomas, ir tokia intriga biškai geresnė. Nu, ir tempas varžybų visai kitoks, žinai, kur po 5 žiūrėt, kur 2 žiūrėt žiūrovom, nu, tai visai kitaip. Ir šiaip visai tas greitas tempas leidžia tas varžybas pabaigti šviesą. Tai va, žinai, aš tą patį galvojau, aišku, važiavimų tai belenkiek, nu, tai tarkim, jeigu klasėje 12 dalyvių, tai 9 klasifikaciniai ir 10 finalinis važiavimas. Nu, tai, žinai, čia toks... Tai va, kaip girdėjai, va, tavo jaunuolį, kur atsakingas turės varžybas valdyti labiau nei aš tenais. Iš dalyvių partijos, nes, suprantate, jis ir tempą palaikys. Ar spės surinkti grupę, ar spės tą keliamą, ar spės instruktuoti. Dalyviai dažnai būna išsiblaškę, juos reikės į startą. Parūkyt, pažiūrėt, čia dar padangas, kažkur ten, žinai, protektorių prilindo sniego, reikia išsikapstyti. Tai jis ten turės ir tempą tą palaikyti. Nuo jo tempo priklausys ir, žinai, starto teisėjų darbas, ir žiūrovo malonumas, na, daug dalykų nuo jo priklausys. Tai va, Geras renginukas, šiaip turbūt, kad laukia... Paskutinis trekas, ne? Paskutinis trekas, jo. Mačiau, dar kažkas daro šį savaitę. Jo, gal daro, bet ant damušimo turbūt rasos, nes daug kur atitirpia viskas. Jo, tai, žinai, Kelmėje buvau prieš 2 savaitės, 3 savaitės. Aha, ištirpo vanduo. Tai ten neištirpo. Sulūžo ledas. Ten lūžo ledas ir pradėjo skirtis. Iš vis unikumas, blema, trekose dirbėjau kem gal kartų gyvenime. 30-40 kartų gyvenime dirbau. Nesu matęs, kad per -15 skverbtųsi vanduo, nes tengi pasnygo, prisnygo 30 somų ir sniegas spaudė, ledas lūžo. Trukinėjo. Tai, žinai, viskas okei buvo, nu, nesitrūkęs ledas, nu, bet kokio vandens telkio netrukinėjo ledu. Bet pro tos pradėjo burbuliuoti vanduo. Atsiprašau, manęs čia žvalgosi jau. Kaip žvalgo? Gerai, dariukai, pasimatysim. Tai dar pašnekėsim. Tai gal aš dar iš to kabineto ir dirbsiu, dar neaišku, kaip čia bus. Su kolonkėm? Kolonkės tai bent laukia palyg? Kolonkės atmėsiu, aš jau galvoju, kaip čia reikės. Ne, aš bent jau mikrofoną vidai. Man tada bus gerokai daugiau informacijos. Čia daugiau, jo, aš manyčiau. Gerai, tai manau, kad pabendradarbiausim šiandien. Jo, iki. Nu ką, pasinaudokim progą užlipti ant Dusetų hipodromo ledą. Ui, pažiūrėk, kaip slidu. Visiškai grins ledas. Ir jo daug. Blizga keliukas puikiai. Nu jo, kada nors gal sustartuosi čia, kai dalyvis, kai turėsi modelį, kurio negaila suplakti ubagan. Bet ne šiemet, gal kitais metais. O va, kaip iš lauko atrodo man tas kosminis varžybų valdymo centras, čia kaip NASA būstelė. Tai va, iš ten aš komentuosiu, viską puikiai matysiu, turėsiu dariuką šalia su informacija, kas važiuoja, kas startuoja, kas laimi. Ir žiūrovai, kurie čia bus įsikūrę, sakykime, šitose tribūnose, tikrai girdės. Ir kolonėlių matau yra gal 4 ar 5. Tai viena gala, kur žiūrovai parkingė ant lauko, irgi per tą hipodromą garsas girdėsis puikiai. Tai va, žodžiu, turėsim gražią dieną. Einam toliau, gal pašnekėsim dar su ko nors. Laiko iki starto dar beveik porą valandų. Labą dieną. Labą dieną. Nu, tai kelintas trekas šiemet?
Pirmas? Pirmas, tai kur taip? Nu, pirmas čia, šiaip tai tiesa, turėjom Kaišiadoryse vienas varžybėlės, antras realiai tada tiesa. Supratau, kaip sekėsi? Sekės gerai, pirmas, tai noriu pažiūrėti didesniam dalyvių, kiek jie, kaip seksis čia. Per didesnį ilgį turbūt trasa. Tai gerokai ir labai slidėjau, baisu darosi. Kokias padangos? Kentas kokias? Dyglių nebus? Ne. Per mašiną dar neparuošta dygliam. Supratau. Kitais metais. Lūkesčiai? Aukščiausi. Gerai, šaunus nusteikimas. Ok, pasimatysim. Iki. O, Petras. Pabėgo Petras. Petrai, kur bėgi? Registruotis. Nesiregistruok dar, palauk. Žiūrėk, mes vienodais mikrofonais dirbame. Labas. Nu, Petrai, tai driftinį bojimą trauksi tą kokį ten, ar ne? Ten šitas nedriftinis. Treniruočių ten tas taksy bojimas. Ja, baisus tas. Tas 5 litrų ten V8? Ne, ten 3,5. Ai, 3,5. Kriokit tik V8. Tai V8. V8? Ai, 3,5 V8. Ne. Supratau. Kaip trekiukas iš vaizdo dabar va? Tai gerai. Vienas privalumas, kad viskas į minusą, tai nors Jo. vanduo nestovės. Jo, vanduo nestovės, bet pasistatymo kampas irgi ten turbūt daug reikš. Ai, nežinau, aš trekia nežinau kiek metų. 15 nevažiavęs. Aha. Gal 11 paskutinį. Ne, 12 gal važiavau paskutinį kartą. Supratau, su roketais varys ar su gumom? Jo, su roketais. Tik su roketais. Tik. Supratau. Su gumom. Ai, kažkaip. Labai daug persiorientuoti reikia, tai visos strategijos kitokios. Tai man greičio reikia šiemet pasirankioti, tai bandau su roketais. Supratau. Tai va, trasai prasidėjo bandomieji važiavimai, duoda organizatoriai įveikti po porą ratų kiekvienam dalyviui. Pažiūrėsim iš arčiau, kaip atrodo reikalai, bet gerai iš tikrųjų, kad važiuoja dabar apšilimo ratą susipažinimo ir roketai, biški pašiau šiek tiek tą dangą, nes, nu, už ledą slidžiau yra tik tai šlapės ledas. Čia Renatas, man atrodo, buvo su Bulka. Čia Žiukėlis su Passatu. Passatu, Seatu, ne Passatu. Su Passatais tai tik tai nuotkus lenktyniauji. Bandasi dalyvių sukibimą, stabdymą, greitėjimą. Žodžiu, yra apie ką paeksperimentuoti. Tuo metu su ekologiškais valgomaisiais dažais trasą piešia startą. Liko kiaušiniais. Taip, taip. Liko kiaušinių dažais. Čia paaišyk nepaišęs, man atrodo. Nespėsi paaišyti. Nu, pažiūrėkit, koks gražus vaizdas. Parein 1000 mašinų. A dar tik treniruotė? 1000 mašinų parvažiuoja. Jeigu visą paleidom. Ojojojoj. O ką, Laskarį tai važiuoja? Taip. Ir vėl einu piešdas. Nauja. Sveiki atvykę čia į Dusetas, į legendinį hipodromą, kuriame šiandien varžysis gerokai daugiau žirgų, negu varžėsi žirgų lenktynėse, kadangi kiekvienas iš šių automobilių turi turbūt, kad 100 arklio galių. Bus įdomu, bus labai įdomu, visas varžybas padėsiu stebėti jums aš, Tomas Markelevičius, Lietuvos automobilių sporto komentatorius, ir mes kartu iš varžybų valdymo centro čia viršuje bokštelėje su Dariumi Šileikiu padėsime jums susivokti, kas vyksta, kas startuoja, kas kurioje pozicijoje finišuoja. Taip, kad laukia labai įdomi ir neeilinė, sakykime, net istorinė diena čia Dusetose. Tai tam kartų informacijos tiek, kol kas trasoje treniruotės, o apie tolimesnę varžybų eigą aš jūs informuosiu. Ačiū labai. Turim mūsų žiūrovą Algirdą. Labas, Algirdai. Sveiki. Iškart ačiū už lauktuvės iš Vokietijos, tai vienuolių paveldą. Gal neprisipažink, kokios lauktuvės? Ne, vienuolių paveldą. Būtent, vienuolių paveldą. Tai kaip sugalvojat važiuoti Dusetas pažiūrėti to treką? Tas ralis yra šventas dalykas, mano planai. Stebėjęs ralius, žiūrėjęs, važiavęs. Pastovi. Kaip tai gali, taip važiuoji. Supratau. Trekas kiek pačiam įdomu? Absoliučiai įdomu. Absoliučiai įdomu. Ralis klasika tai yra fantastika. Tos formulės, visą kitą man neįdomu. Nu, dar Palangoje, dar tas 1006 km tai dar veža.
Bet šiaip, va taip, va. O bet ralis tai jau ką tu. Šiandien savo favoritą kažkokį tai turi? Tai kad visi jie. Visi favoritai, nėra išskirtinių. Visi vis tiek savaip gerai važiuoja. Supratau, kaip bendras vaizdas šitą hipodromą? Įspūdingas, be galo įspūdingas. Sakau, vakar naktį atvažiavau, tai galvoju, kad čia bus iš didžios raidės. Pasirodo, šiandien visai gerai. Klausyko, čia atsimeni, žirgų lenktynės žiūrėti, gal teko kažkokias... Atsimenu. Gal teko matyti, kaip Brazauskas iš kabineto iškrita? Teko. Buvo momentas, ne? Kas ten buvo? Prisimeni gal tą situaciją, kas ten to Brazauskas atsitiko? Gal arklys. Tai kad jisai neblaivus važiavo. Gal biškai samagoną išgeris. Jis labai mėgo samagoną. Žinau, yra video internete, kur čerkelę padarydavo kartais. Iššaunuolis. Tokio prezidentą mes neturėsim ilgai. Ir tada kas ten buvo, kad jis iškrito iš to balną? Iš tų rogių vežėčių? Kas ten buvo? Tas arklys nešėsi į minę. Moterį sužalojo labai stipriai. O toliau... Kaip ir nelabai atsimenu. Starkos turėjau butelį. Su to ir pabaigim, ne? Prisiminimus. Nu ką, tai Algirdai, ačiū labai už lauktuvės, ačiū labai, kad atvažiavai. Gerą renginį tau. Ačiū, kad labai gražiai ir superiniai rengi tą renginį. Bandysim pakomentuoti, kiek galima gražiau ir įdomiau. Toliau bus gražiau. Toliau bus gražiau. Jeigu Giedrius vaikščias per dalyvių parką ir stovi BMW su vardiniais beveik numeriais, Sanas 55 vokiškais, tai pas Algirdą... Biškai purvina mašina. Nieka, biškai purvina, bet pas Algirdą bagažinį notkų yra paruošta užkandžių. Va, dešra, va, sūdyta nugarinė, čia pomidorų yra ko... Alus jau išgertas. Alus jau išgertas, riešutai irgi jau nubirėję. Liko duonos ir dešros. 2 voveraitės suvalgė riešutus. Liko duonos ir dešros notkų čia. Tai notkų, jeigu bus alkanas, tai prašau. Jis gerą uoslę turi, jis užuos ateis. Supratau. Tai va, linkėjimai Giedrėlį tau nuo mūsų su Algirdu, dabar keliamės į trasą. Giedrių, kiek šiemet ant ledo su pasatuokliu spėjai praviniuoti? Čia jau mano važiuota bus 11, gal trasa ar 10. Tai trasų važiavau daug, bet varžybose dalyvau tik tai praeitą savaitgalį pirmuose, tai čia antras varžybos ant ledo šiemet. Bet čia tikras senovinis, kaip sakau, trekas, kurio aš labai pasigilau, kurio norėjau, bet aišku, galbūt šiandien technika ne ta, su kuria galėtume mes konkurencingai lenktyniauti, bet keturiese, ilgos tiesiosios, ovalas, pasaka, tai čia prieš 20 metų tokia treka vykdavo. Sakė, prie Brazauską čia vykdavo treka. Jo, 2000-ais, prie Brazauską važiavau. Būdavo paneidžiai ekrano Marius, tai ten esu tikrai labai gerą levelį pasiekęs. Žinau, kad šiandien su vienu fanu kalbėjau, prisiminė, kad su Brazausku čia, kai važiavo žirgas, kai vadėliuoja Brazauskas žirgas, susivaliuoja, susikrešina. Eiktų. Buvo nurašymas. Žirgų nematė. Žirgo į linką kėbulų. Aš esu čia buvęs, kai važiavo dar 2001 ar 2000 metais Lipeikis su Siera, kai varė. Tai buvo žiauriai geras trekas. Tai pratau. Tai kokie lūkesčiai šiandien? Lūkesčiai pasikeis priekinį langą, išmės 2 padangas. Šuolai tikiuosi nesusilankstys. Supratau. Gerai, Giedrėlį, gerą vėją. Nu, Pauliukai, taisyklės aiškias? Nieko naujo. Nieko naujo. Mašina redė, viskas redė? Mašina mano avarinė atsarginė, tai kiek įmanoma, tiek tikėsimės davažiuos. Tokio ilgio pločio trekų, kiek teko važiuoti? Iškart. Aš manau, kad šitas bus greitesnis ir platesnis negu saloj būdavo Zarasų. Tai 9 iš viso grupės. Tikrai bus įdomu. Su roketais važiuosi? Jo, su roketais. Iš 6 pavarą skambinsi? Tikėtina, kad prireiks. Gali būti, ne? Gali būti, jo. Tai vizualiai atrodo, kad taip, nes jau vien iš posūkį išvažiuosi turbūt 4. Pilietinės drąsos reikės čia jau. Reikės kažkaip. Bet man ir atsargiau reikės, tai žinai. Kaip tavo sveikatėlės nugarytės visą ką? Yra niuansų, bet atsargiai ramiai kažkur dalyvauti bandom. Čia pratau, ralio planiuko dėliot kažkokią ar niek, ar pauzę? Ne, pradžiai reiks susitvarkyti viską iki galo. Supratau. Nu, kaip sakoma, džiaugime žiemą. Šiandien čia Sartų hipodrome, kur nesenai vyko Ristūnų žirgų lenktynės, mes visi stebėsime ir džiaugsimės žiemos treko 2026 varžybomis. Na, aš esu mylėjai tikra, kad automobilių sportas jums yra ne hobis, ne laisvalaikio praleidimas, o tai yra jūsų gyvenimo būdas. Kviečiame čia žirgyno atstovę įteikti padėką ir pasagą šių varžybų organizatoriui
Arvydui Petkevičiui. Tai žodis gal irgi trumpas iš jūsų. Šiaip labai smagus dalykas, smagus žirgų lenktynės, bet mūsų sportas daro darbiškesnis. Tai vat noriu Arvydui teikti pasaką. Šis hipodromas sėkmingai atveikė 2 žirgų lenktynės. Sėkmingos pasakos buvo, aš dabar tikiuosi, kad jūs bus sėkmingos padangos. Tai žodžiu, jums sėkmės ir gražaus renginio. Ačiū, gerai. Taigi, publika, aplodismentai, organizatoriai, tiek žirgų, tiek automobilių lenktynių čia Dusetų treke, Dusetų hipodrome. O čia aplodismentai, Power by Dream! Grįžta Power by Dream žirgas, lenkia galvą jums šis gražuolis Ristūnas. Atai greitai, nuotraukai čia. Oi, kaip kanapėlė judina. Eik tu savo kiek galios įvarančius ratus. Jis nori dar lėkti, jis nori dar bėgti. Koks gražuolis. Aplodismentai, publika, ačiū už pasirodymą žirgui, ačiū jo vadėliotojui. Ir kaip sakiau, mano rankose yra lipdukas, kurį aš įteiksiu tam, kuris atspės, kokiu maksimaliu greičiu lekia šis žirgas Power by Dream. Pas mane, prašom, prie mikrofono su variantais. Persikeliam varžybų komentavimui į šį skrydžio valdymo bokštą. Iš tikrųjų, jausmas yra grinai kaip oro uoste, sėdėtum ir stebėtum lėktuvus, tai mes stebim lėktuvų sudarim, tik tai lėktuvus 4 ratais pas mus yra labai greitai, tai va, tai prasidėjo važiavimai, FVD sportiniai automobiliai su lankais, su sportiniam padangom ir čia panašu, kad Paulius Baltrukėnas ir toliau demonstruoja raumenis, tai Paulius Baltrukėnas ir toliau demonstruoja raumenis, tiesa, Medvedevas nuo jo netoli ir per išorę gali būti lenkimas, taip, wow, gražu. Kodėl Paulius tiesioji, praktiškai dar net neprasidėjus posūkiui prasileido Medvedevą, dabar sunku pasakyti, tiesa, Paulius yra per atakos atstumą nuo Medvedevo Opelio, automobilius skiria metras, skiria 20 cm, skiria nebeskiria ir Paulius vėl prieki, štai taip, Renault Clio lenkia Opel Astra. Na, nežinau, gal Paulius Baltrukėnas tiesiog prieš posūkį pavaros nepataikė, ar tiesiog paerzinti varžovą sumanė, bet na, iki tol užtikrintai lyderiavęs, dabar Medvedevą praleido lygioj vietoj ir iš karto iš posūkio viražo susigrąžino savo poziciją Paulius Baltrukėnas ir jam rodoma finišo vėliava. Bravo, Paulius Baltrukėnas, pirma vieta čia, dar viena mažėjame. Su sportiniais dygliais, sportiniai automobiliai ir čia Muralius, Medvedevas ir Baltrukėnas netrukus pradės savo važiavimus, pažiūrėsim, kam iš jų pavyks geriausiai, greičiausiai įveikti trasą, ar atras kažkokiu priešnuodžiu prieš Paulių Baltrukėną Medvedevas, sunku pasakyti, iš tikrųjų Baltrukėno greitis šiandien yra kosminis, Muralius kol kas, na, toksai, sakykime, pilkasis kardinolas, iš pasalų galbūt pavyks kažką nuveikti. Žiūrim iš tikrųjų į starto takelį ir pasižiūrėsim, kas iš šių sportininkų sugebės išplėšti taurę vienos ar kitos prabos. Vienas kol kas į vienus vartus, Medvedevas. O Pijus Muralius vis dar trečioje vietoje su legendiniu Mitsubishi Coltu. Na ir Kurauskas šiuo metu nukrytęs į 4. vietą, tai na, tarsi nesavas. Šiandien yra Cooperis. Pradžia buvo gera, pas Kurauską pradžia buvo gera, kaip sakau, idėja buvo gera, išpildymo nebuvo. Tuo metu trasoje ten lyderiavo Stančikas su Audi TT. Iš paskos jo Audi A5 Mazulis ir kol kas šie sportininkai veda visą peletoną, 3. vietoje su Subaru Kerys. Na, įdomu, intriga auga su kiekvienu važiavimu, kai galų galiai į finalą susirikiuos visi patys greičiausi sportininkai, va tada bus įdomu pažiūrėti, nes finale jau klaidų varžovai nebeatleidžia. Viena pusnis ir tavo pasirodymas baigėsi be taurės.
Ateikit prie manęs su mikrofonu iš karto po didžiąją tribūną, esu apačioj, su lipduku rankose, laukiu jūsų su teisingais atsakymais, ateikit prie mikrofono ir pasakykit Giedrius Notkus, kuriais metais tapo Lietuvos automobilių ralio čempionu. 2018. 2018, išgooglinai ir žinojai. Sveiki, Giedrius Notkus, šaunuolis, bravo, lipdukas tau. Dėkui. Duok paspausti ranką, kaip vardas? Laurinas. Laurinai, tai kiek laiko domiesi autosportu, seki sportininkus? Seniai. Nuo Brazausko laikų? Panašiai. Pats kažką važiuoji, lenktyniauji, bandai? Ne. Tai gal laikas pradėti? Būtų gerai. Tai gerai, klijuok lipduką ant savo automobilio ir lauksim trasoje. Kada nors, dėkui. Ačiū labai. Na ką, tai žinokit, žiūrovai, aš manau, kad aš dar tų lipdukų ten antram aukšte turiu. Ir aš gal dienos bėgį sugalvosiu dar papildom akcijų, atrakcijų ir mes išdalinsim dar ne vieną lipduką, taip kad būkit pasiruošę atsakinėti į klausimus susijusius su autosporto. Mes grįžtame su mikrofonu į varžybų valdymo štabą ir taip pat pasižiūrėsim, kas dedasi trasoje. Tai yra paskutinysis iš tų, kurių mums reikėjo. Čia rikiuotė, dėmesio į startą. Žiūrim, ar nieks neįjungs atbulinio. Laukiame leidimo startuoti ir žalio šviesoforo. Panašiai išeina iš starto visi automobiliai, gal tik tai su BMW Pocius šiek tiek lėčiau ties antrą pavarą pajudėjo, bet ten priekyje įdomu, labai įdomu, Stančikas kol kas priekyje, bet na, mes prieš tai matėm jo vieną klaidą, tai ar pavyks Stančikui finale išvengti klaidų ir šokti į pirmą vietą, tai man pažiūrėsim. Stančikas su Audi TT Bulka priekyje. Antroje vietoje Subaru, trečioje numeris 3-0 Matijošius ir ketvirtas su BMW Pocius. Apdovanojimai, čia šitie trofėjai išdėlioti ant stalo su papildomais prizais, gyvųjų bakterijų gėrimais raido ir kitais suvenyrais bus įteikti dalyviams po visų klasių važiavimo vienoje bendroje apdovanojimų ceremonijoje. Na, ką, Stančikas su Audi TT vis dar lyderiauja ir neduoda kol kas akivaizdžių galimybių varžovams priartėti prie jo. Didysis Subaru antras, Audi trečioje vietoje. Ir čia ketvirtas kol kas numeris 3-9 Pocius. Na, Pocius neblogai šį visą dieną važiavo, aišku, dabar visai kas kita. Viena yra važiuoti atskirose grupėse, visai kas kita, kai tu iš savo tų atskirų grupių galų galiai išeini į finalą su kitų grupių lyderiais, va tada ir paaiškėja, kas yra kiečiausi iš kiečiausių. Kol kas laukiame čia kovos dėl pirmos antros vietų. Labai įdomi kova ten, Stančikas vis dar laiko tūzus savo rankoje ir jokios kombinacijos prieš jį dar nėra atradęs iš pasko važiuojantis ir Subaru automobilį vairuojantis Kerys. Tai užtikrintai čia Stančikas. Ir čia numeris 30 su Audi. Trečioje pozicijoje kol kas laikosi Matijošius, Audi A4. Komentuojam varžybėlės ir mūsų bičiulis, kurį sutikom ryte prie trasos, mūsų žiūrovas ir fanas, Algirdas atnešė mums kumpio. Pažiūrėkit, koks sumuštinukas su Danyte, su Riuku ir kumpiuku. Ačiū labai. Nes šiaip realiai nėra kada pavalgyti, nes nėra kada nueit pavalgyti. Tai jeigu maistas pas mane ateina, tai čia žiauriai gerai. Čia net geriau negu pas Notkučio. Tai prieš RVD sport klasės finalus mes turime dar vieną mažą lengvą konkursėlį. Mano rankose dar vienas šių varžybų lipdukas. Ir klausimą šį kartą turim tokį. Kelintą gimtadienį vasario 24 dieną atšventė šias varžybas organizuojantis automobilių sporto klubas Akseleratorius. Dabar tikiu, kad visi googlina, nes niekas žino. 20. Koks atsakymas? 20. Iš kur žinot?
Teko dalyvauti akceleratorių. Visus tas 20 metų? Ne visus, bet yra tekę dalyvauti. Bet pirmą balį atsimenat? Ne, nebuvom kviesti, ne, Arvydas nekviečia. Arvydas nekviečia, bet lipdukas už to daugiau jums, prašom paimkit. Bravo, 20 metų akceleratoriai, galit pasveikinti su gimtadienio akceleratoriu ir pasveikinti čia lipduko laimėtoje. Tai akceleratorius jau 20 metų vykdo įvairią autosporto veiklą, organizuojant trekus, ralius ir kitas varžybas. Tai ką, laukiam RVD klasės finalininkų ir pasižiūrėsim, kam pavyks iš tų automobilių, iš tų vairuotojų, kurie vairuoja galinę šimi varomus automobilius su dygliuotomis Rocket tipo padangomis, išsivežti iš Dusetų aukščiausios prabos trofėjų. O čia ir Petras man prikėpė, eik tu Petrai. Duonas galgaus. Duonas, tai jau kan duonas sunkiai dirbti reikia, žinai. Ačiū, Pedriukai, ačiū. Petras atėšė šašlykų, tai žinau, kad Petro šašlykai. Ir tie, kur prieš tai valgiam, kaip BMW vienšešina BMW M-kės. Petrelio šašlykai. Tobula. Labai. RVD klasės finalas prasideda, laukiame žalio šviesoforo signalo. Ir čia RVD, galinė varančioje šis sportiniai dygliai aiškinsi savo santykius. Ir čia Marius Kemešys kol kas užtikrintai lyderiauja, tuo metu dėl antros, trečios vietos pasižiūrėkit, kokia kova čia tarp likusių trijų vairuotojų. Visi labai arti vienas kito. Besikeičianti danga, vis labiau purenamas ledas, vis labiau atsidarantis žvyras, keičia strategiją ir keičia važiavimo taktiką. Tai vienam iš sportininkų tos pagalbos prireikė, o visai netrukus mes kelsime į kitą grupę, kurią jums po kelių akimirkų aš pristatysiu. Aš iš savo komentavimo tribūnos einu pas žiūrovus į apačią, nes turiu dar vieną lipduką rankose, kurį netrukus mes pralošim. Ir pralošim tam, kuris pasakys pirmas pas mane atėjęs į mikrofoną, kokio ilgio yra vienas ratas šioje trasoje. Tai yra Dusetų hipodrome, kuris pas mane prie mikrofono pirmas, tas ir... 1,5 kilometro. 1,609. 1,609. Prašau, nepabėgit, prizas jums. Ačiū. Iš kur žinot? Taigi aš čia kiekvieną dieną ryte užsiminėjau hobby horsingu. Hobby horsingu? Negi nematėte tik tokią. Ar galva pasirinkti? Tik galva. Tai aš audinę savo V8 galvą vieną pasimsiu ir ant motorą josim. Ačiū jums, puikus spėjimas, gero žiūrėjimo toliau. Na ką, tai ne 1,5, o 1,609 yra tikslus ilgis šito vieno rato Dusetų hipodromo. Ir jeigu galvojat, kodėl aš durnelis vaikštų su maike, kai kieme keli laipsniai, tai ten pas mus, žinokit, viduj 26 rodo, tai šilumos. Tai va, varžybų valdymo centre šilta ir trasoje tirpsta ledas. Taigi keliaukime toliau į starto rikiuotę, kurioje dar viena grupė automobilių. O čia Giedrius Notkus ir vėl filmuoja savo video blogelį. Nieko, Giedrius šiek tiek užėmė mano vietą, bet galim iš tikrųjų eksperimentuoti ir leist Giedriui pakomentuoti varžybas. Giedriau, žodis tau, laukiam jūsų komentarų per mikrofoną. Taigi pasiruošę visi startai, žalia šviesoforas, ir startuoja automobiliai trasoje, įsiveržė Audi A4. Taip, Tomai, galiu palaikyti. Ir žiūrim, kas pirmas bus posūkyje. Kas savo favoritus, kokios turite, už ką sergate, garsiai rėkite, kai važiuos pro šalį. Palaikykite juos. Visgi Audi pirma. Golfas stato skersą. Kartu su Peugeot galėjo būti ir kontaktas. Padarė klaidą, Golfas išoriai prisistabdė ir prarado poziciją. Taigi, automobilį išsirikavo tiesiojoje ir vienodą atstumą vienas nuo kito važiuoja ratu. Ar gerai komentuoju? Gerai. A čia reikia paspaus, kai kalbinai? Jau reikėjo. Žodžiu, man dirbti reikia šaibus gausiu, aš dirb Gedrelis, ko ne variants. Notkinės skambina. Visi kaip normalai žmonės važiuoja. Ne, tai Notkus ten kažkur už ribį važiuoja. Ir toliau priekyje išlieka su Ford Fiesta važiuojantis Vartkus finale. Antroje vietoje Skrebelis su Audi A3. Deksnys trečias. Bet ten tikrai priekyje graži kova, Lipavičius ketvirtas. Na ir lieka iki finišo du ratai. Ten atrodo, kad klaidą padaro Bartkus.
Ir fotofinišo mums reikės ko gero čia. Žirgų lenktynės laimi Skrebelis su Audi A3, palieka 8 Bartkų Lipavičius, prasimuša į 3 poziciją. Ir Deksnys 4 vietoje, taigi tikros žirgų lenktynės čia, fotofinišas praktiškai visiškai čia. Įspūdingas PVD klasės finalas ir mes netrukus keliamės į dar vieną kategoriją. Visi nori įamžinti ištempimo ceremoniją, kaip Audi ištempiama ant traktorių išlipsa. Visiems įdomu, visi youtuberiai filmuoja. Taip, filmuoja. Vis filmuoja. Gera vieta. Labai gera, labai gera. Skrydžių valdymo centras, nu. Dabar turėsiu aš dar vieną klausimą. Giedrius irgi nežino, kokį dar nederinau su juo, koks tas klausimas. Tai klausimas yra toks. Ir kai jūs pateiksit atsakymą, atėję čia prie mikrofono man, Giedrius pasakys, taip ar ne. Iškart imk lipduką, kurį įteiks atspėjusiam. Koks buvo pirmasis Giedriaus Notkaus ralio automobilis, markė, modelis? Ateikit pas mane į mikrofoną, pasakykit. Iš tolo atsakymų nepriemu, ateinat, pasakot. Oho, iš kur čia mažų ralio žinovų? Opel Astra. Giedrių ir Opel Astra. Dėja, bet buvo dar vienas automobilis prieš Opel Astra. O va čia ir prasideda įdomybės. Opel Astra netinka. Ką, Opel Kadett. Giedrių? Taip, Opel Kadett. Opel Kadett! Štai sveikinimai ir prašom Giedrių įteik šiai damai lipduką už teisingą atsakymą. Tai Giedrius Notkus ralio karjerą pradėjo nuo Opel Kadett. Dar gyvas tas Opel Kadettas, Giedrių? Žinokit, gyvas ir yra netoli iš Čionai, Rokiškyje, Lašuose stovi pas Virgį Daužverdį. Nekyla kada nors, kaip sakau, tokia sentimentai, nostalgija, dar prasukt kokį vieną kitą ratuką, gal ir trekę su to savo senoliu. Šiaip Virgį žadėjo atvažiuoti šias varžybas su to Kadettu ir už kur, bet kiek svartu pardavė padangas, nebeturės ko važiuoti. Supratau, ką tai ačiū Giedriui, ačiū dar kartą žiūrovam, kad aktyviai dalyvauja šiuose žaidimuose. Mes pažiūrėsim, ar dar turim tų atliekamų lipdukų, kuriuos galim pralošti publikai ir dar pagalvosim pagal tai papildomų klausimų. Keliamės į viršų, nes mūsų laukia AVD klasės finalas su sportiniais dygliais ir 4 finalininkai. Na, čia buvo pakibęs ant klaustuko dalyvavimas Pociaus su BMW. Liktai buvo pasirodžius informacija, kad nestartuos dalyvis, bet paskutinę sekundę pranešė, kad atvažiuoja į startą. Taigi turime tuos pačius 4 mohikanus, tai Pocius su BMW, Dainys Audi 4, Šivickas Audi Coupe ir Druteika Subaru Impreza. Visi jie jau stovi čia. Starto takelyje lieka sulaukti tik tai Pociaus. Lempą išėmė. Matai kaip, lengvina mašinas, ieško būdų pagreitinti mašiną. Šiaip iš tikrųjų, pigiausias būdas pagreitinti mašiną yra sumažinti jos svorį. Čia sena praktika, ne dėl to visi tos mašinas pjausto, kad būtų fainiau, pjausto, kad būtų lengvesnis kėbulas. Ta, žiūrim. Už ką statom? Už ką statom? Už Audi, aišku. Asmeniniai sentimentai čia, dabar visos mašinos geras, bet Audi geriausia. Gerai, ką žiūrim į trasą ir ten toliau dominuoja Dainys, kuris už savęs laiko panašu, kad Šivicką, Druteika su Subaru 3 ir Pocius su BMW dabar 4. Žiūrėsim, ar kažkokį tai papildomą bonusą dar atras. Panašu, kad viskas, ką atrado, tai galinė bamperio laikiklių problema. Pocius nulūžo galinis bamperis jau beveik visiškai. Tai turbūt, kad gali būti, kad iki finišo tas buferis nebedavažiuos, o priekyje kol kas užtikrintai Dainys už savęs laikantis Šivicką ir Druteiką. Ir kol kas galbūt tarp 2-3 vietos yra mažesnis kažkiek atstumas, iš kurio galima laukti kažkokių mikrodvikovų. Pažiūrėsim, ar sugebės Druteika prieš pastatyti kažką tai Šivickui. O čia toliau Dainys su Audi. Na, BMW vairuotojai Pocijų dabar mažai turbūt reikia sukti galvą apie buferį. Iš jo vis tiek jau nieko gero nebeliko, o galbūt dar pavyks užsikabinti už kokios tai 3 vietos. Sumanė teisėjai pergrupuoti šiek tiek lenteles ir po 5 automobilius paleisti į trasą, taigi šiokia tokia naujovė, 5 rikiuotėje, 3 BMW, 2 Žiguliai. Pažiūrim, kas kils geriausiai. Laukiam žalio. Petrai, varvyk, gauna prie Žigulys. Tai Žigulį vienodai gauna. Vienodai Petras su Žiguliu, kitas Žigulys kartu su Vaitaisu vienodai. Tomo Merklevičiaus kanalo žiūrovai
dar laukia vienas važiavimas ir Tomas buvo išėjęs parūkyti. Aha. Ir grįžau neberandu cigarečių. Cigaretės pagalvotas. Mes prieš rūkimą, o už automobilių sportą. Tomai, tu už automobilių sportą? Tik kad tas tam netrukdė. Galsijo ranką vairuoja ir taip... Aš slalomą važiavęs cigariukų dantys, kai buvau jaunas penčpelis, tai nieks nesiliavo. Aš esu matęs visokių video, tu kur senoviai, ten formulės vairuotojai arba neskarą. Kaubojate viską, sako, dar viską patraukė dar važiavimą. Dabar tas neveikia. Tai va, iš tų laikų tik tai liko, va, dar žiguliai. Tik žiguliai. Jiem dar būt galim patraukti automobilį. Tai gal tie dar ir patraukė. RVD klasės finalas, žiguliai eliminuoti ir pažiūrėsim, kuris iš jų 5 BMW dominuos šiame važiavime. Žiūrim. Saulė nusileis, nieks namo neįleis. Ar spėsim su šviesa? Ne. Ar spėsim iki pirmadienio? Ko gero taip. Tai žiūrim toliau BMW finalą ir kuris sportininkas čia išsiveš aukščiausios prabos trofėjų. Kol kas didžiausias pretenzijas tai yra iš Remigijus Vaitasiaus. Šeikis 2, Kaškauskas 3, Vaškelis 4. O ko mums trūksta? Narausko. Narauskas lėtai, kažkaip lėtai šį kartą. Kol kas 5 ir atsilikinėja nuo varžovų jis. Tai šiuo metu yra be 15 minučių 6 vakaro. Saulės už horizonto mes jau nebematom, tik tai pašvaistę dar. Koks planas? Prie arkos jau. Ką darysim? Kiek liko klasė? Dar 3. Dar 3 klasės, tai realiai dar veiksmą turim 2,5 valandas. 2 valandom 15 minučių. O saulės šviesos turėsim dar lygiai... 2 valandom 14 minučių. Ne, žinok, už 25 minučių bus tamsu. Nu ką daryti, varom toliau, taigi sportas yra sportas. Ta prasme, iki galo? Ne, baigti. Žiūrėk, valinkimą aptai pauraleisi. Užatakavo. Taip. Nu, kai kurių įskaitų nebedarysim. Tiesiog nėra kaip čia tilpt į grafiką. Tai va, tai išvadėlė tokia, kad galbūt reikėtų pakeisti 2 dalykus šitam trekė, tai yra ankstinti startą, jį padaryti kokią 8:30, kad 9 jau startuotų mašinas, nes šiandien pirma grupė startavo 18 minučių po 11, įsivaizduokit, tai yra pusė dienos, tai yra prateriota. Kitas dalykas, vis dar temsta anksti, dar tikrai vakarai neilgi. Trečias dalykas, apdovanojimų ceremonija. Dabar įsivaizduokit, jeigu tu važiuoji vienoje klasėje ryte ir pravažiavęs negauni iš karto apdovanojimų, o turi laukti visą dieną iki to, kol vakare bus apdovanojimai, tai jau yra dalyvių, kurie nesulaukia, kurie paprašė manęs į Panevėžį parvežti apdovanojimus į Marijampolę, išsiųsti apdovanojimus. Tai va, tai tie, kas ryte startavo ir daugiau nebeturi planų važiuoti tą dieną jokio kitoj klasėje, tai jam visą dieną kabėti dėl savo taurelės, ne visi to nori. Tai va, geriausia būtų daryti gal jau naudojama kai kuriuose trekuose principą, tai yra apdovanojimai iš karto po klasės, pasibaigus ir paleidžiam žmogų, jeigu jis tebeketina toliau lenktyniauti, jeigu jis ketina toliau lenktyniauti kitoj klasėje, tegu pasilieka. Ir startai nuo 9 ryto, čia kaip minimum, kad jau pirmas mašinas turi 9 važiuoti. Nes dabar mes turim be 15:06 vakaro ir 4-3 ir 4. Ir dar kalną nevažiavusių, kalnas klasių ir dar dalyviai tos informacijos neturi, kad gali tekti stabdyti šį renginį jam nepasibaigus, bet gali būti, kad tai bus. Tiesiog, nors stabdymų didelių akivaizdžių kažkokių pauzių tokių nenormalių nebuvo, bet pats dalyvių skaičius ir treko principas, nors mes ir bandėm greitinti, dėliojant po daugiau mašinų į grupės, mažinant grupų skaičių, bet išlošti tiek laiko nėra. Tai va, tai vienintelis dalykas, kad vėlai pradėjom, turbūt tiek, nes daugiau iš kur tu to laiko paims, jeigu mes niekur jo daugiau neišvaistam. Tai va, tai žodžiu, tęsiam toliau komentavimą, tęsiam toliau važiavimus ir čia finalas, Jau finalas, gal užrūko dūmas. Čia finalas, Pežas rūksta dūmais, bet gal tiesiog prikasė pilną sniego į motorą, ne dūmai, o garai greičiausiai čia bus. Tai va, lieka Žiukėlis Marius su Seatu visą dieną lyderiaujantis, Dinda su Pežu ir Stoškus su Ford Focusu be pusės galinė buferė. Nu ką, startas ir Žiukėlis, Dinda ir Stoškus pajuda į trasą. Finalinis važiavimas ir paskui jau
AVD sportiniai automobiliai su sportiniais zygliais, su lankais, su viskuo, tai tie vadinami Openų dalis, kurie dar toj grupį turi ir RVD, ir FVD mašinas, žodžiu, bet ar visas spėsim, nežinau, matysim. Ledbaro mirksi šikelis. Taigi tikrai gražus Subaru mūšis, visi vienodi Subarikai, visos imprezos, na tiesa vienas, gal šiek tiek naujesnio modelio pas Luką Vidricką. Dabar čia skiriasi tik spalvos ir vairuotojų kompetencijos. Pasižiūrim, kas šauna į priekį, Paulius Novakas ten, Vidrickas šalia jo. Stanis krenta 4 vietą, Mickus kyla į priekį, štai po gero starto Paulius Novakas munka pozicijom žemyn. O Audrius Stanis su pilkuoju Subaru tiesiog taško pusnis, bandydamas užlysti prieš Paulių Novaką, tą ir padaro. Tie, kas turi, naudoja ir žibintus ten, palei patį pakraštį ir turim krešą, turim apsisukimą, smūgis priekis, smūgis galu, suktukas trasoje. Vidrickas kol kas lyderiauja, Stanis kol kas antras. Nu, ten turėtų dabar pranašumą įgyti ir į 3 vietą pakilti Paulius Novakas, kadangi ten jie atitvarus pakankamai skaudžiai susimontavo. Gediminas Mickus apdaužė Subariko priekinį lipą, panašu, radiatoriai gali būti pažeisti, verčiasi dūmai iš aušinimo sistemos, gerai. Manau, kad taip, manau, kad Mickui pasirodymas šiandien tuo ir pasibaigs, trumpas. Artėjant vakarui, kaip sakau, ilgai laukė visą dieną, pavargo belaukdami, išvažiavo į trasą Subarikai ir vienas iš jų padarė klaidą. Klaida tokia, sakykime, vairuotojiška, visiškai plačiai išleistas automobilis, galinių kampų, kliudytas trasos pakraštys, automatiškai permestas automobilio priekis į atitvarus, na, kaip sakoma, fizikos neapgausi. Ir turim, ką turim. Tuo metu Vidrickas priekyje. Per mano GoPro kamerą tai dar tikrai labai šviesų kieme, gera kamera, susirenka gerai šviesą. Su akim žiūrint taip sudėtingai įvardinti, kad čia kieme šviesu. Dalyviai RVD sport išvažiavo į trasą. Na, iš tikrųjų, pakankamai komplikuota yra ir teisėjams matyti. Matom realiai tik tai gabaritinį šviesų ir stabdžių žibintus. Tai žiūrėsim, kokie sprendimai bus priimami toliau. Na, naktinio treko Lietuvoje nebuvo turbūt nuo Brazausko laikų. Tai žiūrėsim, ar pavyks iki galo prasukti renginį, kai kurie dalyviai galbūt net ir nenorės važiuoti tamsoje. Na, ten matome tolumoje trasoje judančius karavanų automobilius, tarsi Elono Musko Starlink palydovai per žvaigždėtą dangų. Čia Dusetų hipodrome važiuoja išsirikiavę RVD automobiliai. Tu geriau duris užrakyk, mūsų toj sumušt kažkas čia ateis už tai, kad negavo pavažiuoti. Apdovanojimai čia dar toli gražu nevyksta. Nu, panašu, kad sutemo visiškai. Pabandom užeiti prie trasos, pažiūrėti, kas darasi. Tai va tokį treką turim. Naktinis, visiškai naktinis reikalas. Aišku, piktų komentarų bus organizatoriam, nes visą dieną pralaukę dalyviai gavo ne tik tamsą, bet ir neatlaikiusią trasą. Tai išvadų tam tikrų organizatoriam reikės pasidaryti po šią renginę, bet, nu, turim, ką turim. Labą vakarą. Tai kaip tos lenktynės naktį? Ekstrymas, baisus. Netekė taip važiuoti? Ne, neteko, čia geras, gera patirtis. Supratau, tai ir krosas realiai čia net nebe trekas, jau turbūt daugiau, ne? Jo, čia jau visas miksas gaunasi. Supratau, nu gerai, tai bent jau pasidžiaugit to, kas liko. Nu, stengsimės. Supratau, gerą vėją, iki. Na va, matot, dalyviai, kaip sakau, dar nosies nenuleidžia, vilties nepraranda pasilinksmint, tai bent jau tiek, kiek turim dar galimybės suvažiuoti paskutinius važiavimus, nors galvojam apie visišką sustabdymą renginio, bet nusprendė varžybų vadovas tęsti vakarėlį. Kelevičiau, žiūrėk, išjung savo šitą prožektorių. Išjung prožektorių? Išjung prožektorių, parodysiu aš tau triuką. Ne, išjung prožektorių, bet įjung kamerą. Nu. Ir žiūrėk, kai nematai su GoPro, tada pasiimi DJI-ų. Petrai, nevaryk ant mano GoPro, bet rimtai, bet pažiūrėk, ant kiek geriau rodo, Ant kiek šviesiau, kur pas mane, kur pas Petrą.
Tai čia didžiaus Osmo... Bet čia ne reklama. Bet ne reklama. Bet rezultatas akivaizdus, o ne? Jo. Nenugriuk, Petrai, nuo ilgų šviesų. Taip, kaip, Petrai, trekas tavo? Pravažiavai dar su šviesa? Bet du. Toks tvirtas dvejetas trekui. O ne, tvirtas, bet jau su perspektyva. Tvirtas dvejetas. Su avansu. Jo. Ne, mano buldozeris ne tam skirta mašina. Tai realiai greideriavai trasą? Jo, iškišau radiatorius, oro filtrą ir sakau, ai, nebelaužysiu mašinas. O dar naktį šiai būtum dar tuose klasėse... Ne, tai aš tu nebaigiau važiavimo. Tiesiog išvažiavau jau. Nu, gadinimas technikos, tai kam čia? Žinai, kaip aš sakau, ne 11:20 reikia pradėti lenktynis, o 9. Taip. Nu va, toj vietoj ir buvo problemėlė jau čia. Arba vakarą. Arba vakarą. Supratau, nu tai stiprus dvejetas irgi pažymys. Ne, šiaip viskas kaip visada suorganizuota idealiai, viskas čiki, bet, nu, gamtagi nepapusė. Nepaskaičiavam dienos ilgio, gal taip. Nu, ne, tai vis tiek jau ilgą dieną, žiūrėk, iki 6 šviesų. Bet yra kaip yra. Nu nieka. Jo. Grįšim stipresni. Taip. Taip. Ir su BMW su mažesniu buferiu. Ne, pakeltų aukščiau BMW. Supratau, ačiū, Petrai. Tai va, tai kaip sakoma, pastabų, kritikos tikrai yra ir ją tikrai organizatoriai priima. Bet, nu ką, yra kaip yra, dalyviai išlieka nutaikingi, aišku, su tam tikrų kartelių dėl ne iki galo sklandžių važiavimų. Ko mes dar čia laukiam, nežinau, gal kol dar tamsiau bus. Eina ir tas per trasą su 5 sekundžių parengtim. Naktinės lenktynės, Dusetų hipodrome 2:026 Sartai. Prasideda. Finalas. Ar finalas? Nežinau, gal ir ne finalas. Aš tiesiog net nebekomentuoju varžybų, nes aš net nebematau mašinų numerių startinių, ką ir kur komentuoti. Žodžiu. Smagu, tai man dar liko oficiali dalis pravest apdovanojimus. Taurės vis dar laukia savo nugalėtojų. Aišku, dar vienas momentas su taurėm, kad jas gerai būtų įteikti po klasių važiavimų, kad žmogus savo taurės nelauktų visą dieną. Tai kiek iš tų dalyvių dar liks čia laukti taurių ir apdovanojimų ir kiek čia jų dar liko, irgi didelis klausimas. Tai va, tai yra trūkumų šiek tiek tam organizavime, bet nu jie nebaisiai kritiniai, bet į juos tikrai verta atsižvelgti organizuojant kitų metų treką. Na ką, mano rankose oficialūs protokolai, bet aš dar turiu vieną lipduką dovanų ir noriu padovanoti lipduką vienam mažajam žiūrovui. Kantriausiam, įsivaizduokit, vaikas atvažiavo 6 ryto. Jis dar iki šiol čia ir nemiega. Kaip tavo vardas, sakyk? Pasakyk vardą. Vardas. Ir kiek tau metų? Kiek? 4. 4 metai ir jisai nuo 6 ryto ant kojų ir dar dabar apdovanojimų laukia. Bravo, paplokim, lipdukas tavo atsiminimui. Štai mažas šis jaunuolis. Prašom. Ačiū, kad buvai kantriausias, nes turbūt, kad ne visi tokie kantrus buvo, net ir prizininkai, kai kurie išvažiavo. Viskas, mano rankose rezultatų protokolai. Galim keliauti ant, ledo trasa jie dabar nepavadinsi. Ant mikso, grunto, purvo, ledo, sniego, mikso. Netrukus, kai tik tai varžybų oficialūs asmenys duos žodį, mes pradėsime apdovanojimų ceremoniją šioje improvizuotoje scenoje su improvizuotu apšvietimu. Bet vienintelis pliusas yra tame, kad fejerverkai gerai matysis, o jie tikrai bus. Ir nugalėtojų klasėje M3 AVD tampa Renatas Stančikas, Audi TT. Valio, sveikinimai didžiausi. Tai yra iš manęs pirkta tau. Taip, mano Audi TT yra jo pirkta, o kad gerai važiuoja, matot iš jo rezultato. Žino, ką pirkt. Liaukime prie kitos įskaitos ir tai yra įskaita M4 FVD. Priekinė varančioje šis M4 FVD. Ir čia trečią poziciją iškovojo Egidijus Toškus, Ford Focus ST. Statome Luką per vidurį bendrai nuotraukai prie kolegų. Dar kartą paplokite. Paulius Novakas, Audrius Stanis ir Lukas Vidrickas. 3 greičiausi AVD Sport dalyviai M9 įskaitoje. Ačiū komentatoriui, Tomui Markelevičiui, ačiū Petrui Šiaučiūnui už dovanas. Ir taip toliau, ir lygos tėmai, ir visiems kitiems, ir čia vėliau daug. Su finišu ir su pergaliu, ačiū. O čia greta fejerverkų dar į tokį simbolišką uždarimo ratą išvažiuoja keletas dalyvių. Tai fejerverkai, automobilių variklių garsų fone netrukus nušvies dangų.
Tai ką ačiū visiems, va būtent dėl to mes ir tempėme naktį. Juokauju. Ačiū visiems, kurie atvykot, ačiū visiems, kurie buvo čia, kurie lenktyniavot, kurie palaikėt, kurie prisidėjot prie viso šito gražaus treko. Saugiai visi sugrįžkit namo, gerai atšvęskit pergalės ir pasimatom kitoj žiemoj, kuri tikiu bus dar geresnė negu buvo šita. Ačiū ir iki! Na ką, tai ačiū bičiuliai, kad žiūrėjo dar vieną mano seriją. Tikrai neeilinis trekas ir man labai malonu buvo sugrįžti Dusetas po 17 metų pertraukos į šį hipodromą, kadangi čia buvau 2009 metais, man atrodo, 12 klasiai. Žiūrėjom tada žirgų lenktynės, šiandien dirbom kiek kitokių žirgų, motorų žirgų lenktynėse. Renginys tikrai geras, renginys užtruko, bet emocija išliko iki pačio galo teigiama ir galų gale, kai net sutemo tą naktis ir pamatėm, kad jau nebespėjom, persijungė netgi tas vaibas, kad gal ir smagu tą naktį, nors to ir neplanavom. Aišku, išpurvinom Toyota, bet kadangi mūsų partnerių Auresa Toyota centrą Panevėžyje projektą ir mūsų projektą palaiko ProBro, tai turbūt, kad kitą rytą, kada jau lysim į miestą, pradėsim kelionę nuo plovyklos. Tai ačiū bičiuliai, kad žiūrėjot, spauskit laiką, subscribe, rašykit komentarą, prenumeruokit būtinai mano kanalo video ir pasimatom kažkurioje serijoje kitoj. Čiau.